savo iniciatyvą tai padarė papildomų metų, kai turėjo laiko ir tikrai daug darbo įdėjo, bet man nuo pat pradžių buvo svarbu, kad visada būna tokia reaktyvi reakcija, kad turim kažkokią problemą, tai davai parašom kažkokį dokumentą, dedam štampą ir dedam stalčių. Tas, kaip sakyt, gal yra kažkiek prasminga, bet neypatingai, nes tai yra vis tik tai popierių stalčių, tai nėra kažkoks pokytis organizacijų, tai nėra tai, ką mes norime matyti kaip rezultatą. Ir ne gyvenimas turi sekti popierių, gyvenimas turi užduoti toną popierių sukurti. Tai yra, kad mes praktikoje darytume dalykus, kuriuos paskui įtvirtintume. Ir mes ilgai pakankamai dirbom ties to ir aš manau, kad tai, kas sukurta, yra pradžia, bet be abejo, ją reikės nuolat tobulinti. O žinot, kaip vadovai, kaip savivaldybei, kodėl tai apskritai svarbu, nes žmonėms tiesiog rūpi paprasti pragmatiniai klausimai, ką mes kodėl darom vienokius ir kitokius dalykus. Tai man atrodo, kad jeigu mes norim gerai dirbti ir gerai dirbti Vilniaus miestui, atnešti rezultatus, mes turim darbe, tų ribų visų neperžengti, nes tai padaro darbo vietą saugią, žmonės jaučiasi garbingai, gerai, saugiai ir gali dirbti. Tai yra jų neblaško visi kiti dalykai, kurie yra blogi. Ir jie tokiu būdu gali susitelkti į savo darbą, įdirbti geriau. Tai labai iš vienos pusės suprantame problemą kaip tokią, kaip iš tos jautrumo pusės, bet tai yra labai pragmatiniai dalykai, kuriuos mes būtinai turim spręsti, nes kitaip tiesiog negalime. Ir mums tai bus visapusiškai naudinga. Tai dar kartą labai dėkoju komandai, kur šitą renginį. Žinau, kad tikrai daug širdies įdėta. Ir linkiu gerai padiskutuoti, pristatant visiems bendrai šitą temą. Ir manau, kad puikia diena apie tai pakalbėti. Ir puikia diena apie tai pranešti visuomeniai, kaip mes stengiamės tą problemą aktualizuoti ir spręsti. Tai dėkui, gero pastarimo ir jeigu rūpintis konstruktyvų išvalgą. Sveiki, aš esu Lina Korismienė, turbūt Marko ir Romero įkvėpta, pradėjau šitos politikos programos, kaip pavadint, kūrimą gal prieš metus turbūt ir daugiau. Tai kaip ir Povilas minėjo, kad atrodo, visada mes kaip Margarita kažkada pasakė, gražus, pūkuoti, nėra tų problemų, visi šypsomės vieni kitiem. Bet vis dėlto mūsų organizacija yra didelė, pas mus yra 900 žmonių ir amžiaus skirtumas irgi nuo 20 iki beveik 70 metų, tai natūralu, kad žmonės yra su skirtingom pažiūrom, skirtingom tradicijom, skirtingų supratimų. Ir kai mes pradėjom kalbėti apie šitą politiką, pirmiausia irgi įkvėpti to mykių judėjimo, iš pradžių galvom kalbėsim apie tik seksualinį priekabiavimą. Bet man atsimenu, kai mes surašinėjom, man atrodo, ten Markas dalyvavo surašinėjime ir tada manęs kažkuris paklausė, Markas, meras buvo Povilas, Lina, o tu esi patyrus seksualinį priekabiavimą? Aš sakau, seksualinį ne, bet psichologinį labai dažnai. Tai kada ir mūsų tas įsiplėtė ta pati politika, kad mes ją pavadinam iš pradžių, pavadinsim čia priekabiavimo politika, bet po to galvom, kažkaip tai reikia tokio pavadinimą įnešti teigiamų spalvų, tai pavadinom saugios aplinkos darbe politika ir mūsų darbo grupė irgi pasivadino dirbam kartu, nes kaip ir vakar mes pristatėm savo darbuotoją,
tai minėjau, kad čia irgi unikali grupė tuo, kad jinai susirinko absoliučiai savanoriškumo pagrindu, mes tiesiog kvietėme žmonės prisijungti, kas gali. Tai va, ir tu labai didžiuojuosi savo visom kolegėm ir šiandien pora yra kelios atėjusios, kartu mes esame 8. Tai irgi vakar, kai išplatinom savo darbuotojams pranešimą, tai raginom ateiti, dalyvauti. Tai va, ir sulaukėm iš tikrųjų tiek iš savo kolegų, kurie mes transliavome tiesiogiai transliaciją, kad šaunuolės, kad tai padarėm, kad reikia apie tai kalbėti, nes mes, kai pradėjom kalbėti, tai irgi galvojom, tai nereiškia, kad pas mus labai stipriai tai vyksta, bet nereiškia, kad ir nevyksta. Ir iš tikrųjų, tiek tos anoniminės anketos apklausa parodė, kai mes atlikom, kad atsakė beje irgi, kuo mes labai, kaip čia pasakyti, patenkinti ar džiaugiamės, kad iš 900 atsakė virš 300 žmonių, tai mes virš 30%, tai buvo labai geras tas rodiklis. Ir beje, kurie atsakė, daugelis paminėjo, kad vienaip ar kitaip yra susidūrę su priekabiavimu. Tai nebūtinai, sakau, su seksualiniu priekabiavimu, gal nedrįsiu žmonės iškart pasakyti, bet tokiais patyčiom, juokeliais, tokio įvairaus pobūdžio susidūrė ne vienas ir ne du. Tai vat, apie tai pradėjom kalbėti ir mes dėl to ilgai ta programa mūsų, kaip pasakyti, vystėsi, vat, ačiū Birutei, Margaritai, ypatingai Jūratei už pagalbą, kad irgi, kaip vat, ir minėjo Povilas, mes jos nenorėjom padėti į stalčių. Nes man irgi, vakar minėjo viena kolegė, tiesiog paklausė, mes turim lygių galimybių politikos tvarką. Aš sakau, pas mus ta lygių galimybių politika yra, kaip ir darbo tvarkos taisyklėse parašyti ten tos, kas reikalavimo pagal darbo kodeksą, bet tokios tvarkos neturim. Ir man sako, Lina, nu tu ką, baigtų, parašyk, aš tos pavyzdį dėti į stalčių ir pamiršt. Tai galvoju, ne, mes to dalyko nepamiršim. Tai va, ir tos, kaip sakyt, mūsų tos politikos tikslas buvo ir mes ilgai iš tikrųjų galvojom, kaip, kad jinai neatsigultų į stalčių, ką daryti. Tai sugalvojom ir aprašymės, turbūt pasidalinsim, pačią tvarką įdėsim į mūsų tinklapį. Tai norėjom surašyti, kas sąvokas aprašyti, iš pradžių, kad žmonės žinotų, kas yra diskriminacija, tiesioginė, netiesioginė, priekabiavimas. Tada parašėm rekomendacijas, kaip darbuotojam elgtis, arba, jeigu jie susiduria su priekabiavimu ir ta prasme, kaip atpažinti. Nes čia sakau tokie pavyzdžiai, kaip pas mus irgi žmonės, viena ten pasako, gražuolė, mažulė, tai nereiškia, kad ten visą laiką tas jau seksualinis pobūdis yra, bet kad žmonėm būtų lengviau atpažinti. Taip pat mes irgi aprašėm mechanizmą ir bandėm sudėlioti, ką žmonės turėtų daryti, jeigu susiduria. Tai irgi mes pasidarėm tokį dirbom kartu Etavinis LT pašto dėžutę, kur mes kiekviena turim 8. Ir tada pasidarėm, kad galvojom, žmonės, jeigu norės likti anonimiškais, tai turime visiškai anoniminę pašto dėžutę fizinę, kur yra rakinama, kad negalėtų bet kas ten ištraukti lapelio. Ir mes tada galėsim anonimiškai paskaityti, kas ten parašyta. Ir aišku, jeigu žmogus nenorės, žodžiu, nežinau, kaip mes ar tai gyvensim, jeigu jis tai visiškai anonimiškai liks, irgi svarstysim tos arenos, mes irgi pačios kalbėjom, ne vienam tam susitikime susitikusios. Sakom, jeigu atsitiks taip, kad gavos, ką tokiu metu daryti, bet aišku, mes turbūt, jeigu atsitiks taip, aš tikiuosi, pas mus neatsitiks tokių dalykų, tai kreipsimės ir jūs pagalbos parašyti nagrinėti. Bet sakau, tiek, kiek apsirašėm, tai dabar mūsų tas tolimesnis tikslas yra edukacija. Per susitikimus, per mokymus, tiek vadovam, tiek darbuotojams, tiek mūsų darbo grupės narėm atskirai, kad mes žinotumėm, tiesiog padėtumėm žmonėm, kad tai ir jie suvoktų, kad mes dirbam šioje srityje ir kad nepaguldėm tos eilinės tvarkos į stalčių. Tai va, tai ir mes irgi tiek vakar supažindindami darbuotojus pristatinėjome, kad tas priekabiavimas turi žmonės, svarbu darbuotojams suvokti, kad tai nebūtinai vyras, moteris, vyras ar pavaldinys vadovas, bet tai kad būtų ir tarp kolegų, ypatingai, nes irgi išgirdom tokių klausimų, sakykime, vieną tokį pavyzdį paminėsiu, gal neminėsiu, jeigu klauso, žinos, kad jums geriau nereikia. Tai va, tai, kad ir, ką teko išgirsti, kad yra tarp kolegų labai daug tokių, tarsi vienas pasako kitam, jis gal tas, kuris pasako, jis nelabai gal suvokia, kad tai yra įžeidimas. Bet mes, ką norim tuos darbuotojus irgi, kaip sakyti, nesakyti žodžiu pamokinti, bet kad pasakyti jiem, kad, kad reakcija parodo, kad man tai nepatinka. Žodžiu, tai
mes šitą, kaip sakyt, politiką dalinsimės su visais ir parodysim, kad mes ją turim. Ir beje, šiandien einu visiškai į vieną organizaciją. Kita tema šnekėt, bet tikrai pasigirsiu, kad ir šitą saugios aplinkos darbe politiką pasitvirtinę esame. Tai ačiū labai, jeigu norėtumėt užduoti klausimų, tai atsakysiu, nes truputį jaudinu šnekėdama, nors atrodo įpratus šnekėt, bet žodžiu, jeigu norėtumėt paklausti, atsakysiu. O jeigu ne, tai labai ačiū. Sveiki visiems. Tai aš esu tas politikas, kuris jokio darbo nepadarė, bet turėjo idėją seniai. Ir aš noriu pasakyti, kad čia yra gal geriausias pavyzdys iš visų mano bandymų įgyvendinti projektą savivaldybėje per 4 metus. Šis projektas buvo sklandžiausias ir iškart meras davė žalią šviesą, iškart meras paskyrė labai gerą darbuotoją, kuri formavo komandą ir man praktiškai nieko nereikėjo daryti. Tai puiku, o kitose projektuose man reikia visur koridoriuose patekti ir patikrinti, kad vyksta. Tai labai džiugina mane, kad šis projektas yra tvarkingas ir rimtas, o ne, kaip sakant, tiesiog simboliškas. Mes nenorim pasakyti miestiečiams ir pasauliui, kad mes turim politiką. Mes norim pasakyti, kad geriname darbo aplinką visiems mūsų darbuotojams. Ir tai yra labai svarbu man, nes, kaip sakiau, aš politikas, aš nedarau darbo ir man reikia, kad būtų laimingų, produktyvų darbuotojų ir su kuo būtų net linksma
Bet prieš tai norėčiau šiek tiek apžvelgti galbūt problemos mastą ir praėjusiais metais atlikto visuomenės nuomonės tyrimo metu daugiau negu 70% žmonių sako, kad darbovietės ir švietimo įstaigose turėtų būti užtikrinama seksualinio priekabiavimo prevencija. Daugiau negu 60% žmonių sako, kad darbovietėse egzistuoja seksualinio priekabiavimo problema ir daugiau negu 60% taip pat sako, kad turi būti ir seksualinio priekabiavimo nagrinėjimo mechanizmai. Tai mes akivaizdžiai turime visuomenės nuomonę, kuris sako, kad reikia kažką daryti ir labai džiugu iš tikrųjų, kad Vilniaus miesto savivaldybė prisėmė tą rolę parodyti pavyzdį ne tik kitoms iš tikrųjų valstybės institucijoms, valdybėms kitoms, bet ir iš tikrųjų kitoms įmonėms, kurios gali pasiimti tai kaip pavyzdį, kaip parodymą, ką galėtų padaryti įstaiga. Mes savo ruožtu Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su lygių galimybių plėtros centru dirbome beveik metus, kurdami mokymų programą darbdaviams ir esame iš tiesų dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei ir taip pat Vytauto Didžiojo universitetui, kad turėjome galimybę išbandyti tuos mokymus, pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia, ką reikėtų tobulinti. Ir mokymai iš esmės susideda iš dviejų dalių. Tai yra seksualinio priekabiavimo atpažinimas, o taip pat antroji dalis – prevencijos ir įveikimo mechanizmų kūrimas darbo vietoje konkrečiai. Kodėl svarbus tas atpažinimas, čia mes galime pasižiūrėti iš kitų tyrimų, pagrindinių teisių agentūros tyrimas atliktas 2015 metais, ką mes matome, kad Europos Sąjungoje bendrai kas antra moteris yra patyrusi seksualinį priekabiavimą bent kartą nuo 15 metų. Kai mes žiūrime Lietuvos skaičius, tai Lietuvoje 35% moterų sakė, kad yra patyrusios seksualinį priekabiavimą nuo 15 metų. Švedijoje tuo tarpu 81%. Ar tai reiškia, kad Švedija yra tokia siaubinga šalis, kur kiekvienos moters yra priekabiaujama? Ar tai viso labo galėtų reikšti, ką ir pasakė tyrimo atlikėjai, kad greičiausiai tose šalise, kur procentas yra mažesnis, atpažinimo yra ganėtinai mažai, tam tikro elgesio, kuris yra nepriimtinas. Ir čia norėtųsi galbūt atsiremti į tam tikrus pavyzdžius, kuriuos mes išleidome kaip ir atvirukuose. Pakvietimas, pavyzdžiui, darbuotojo arba darbuotojas aptarti darbo perspektyvas žvakių šviesoje yra tam tikra seksualinio priekabiavimo forma. Pasakymas neva vadinamo komplimento, pavyzdžiui, žmogui puikiai atrodo yra kur akis paganyti, irgi yra tam tikra seksualinio priekabiavimo forma, kas žemina žmogų, pažeidžia žmogaus orumą. Ir čia galėtume ilgai kalbėti, kokias pasekmes turi darbo vietoje, psichologinės, o taip pat darbo, pasitenkinimo darbo. Tačiau norisi kalbėti apie tai, ką galima su to nuveikti. Dėl to, tuo pačiu metu, po mokymų šiuo metu rengiame rekomendacijas darbdaviam, jos yra vystymo stadijoje, tačiau kelios dalys, kurios yra labai svarbios darbdaviams, tai yra suprasti, kad savo darbo vietoje reikalinga atlikti analizę, ką pasidarė Vilniaus miesto savivaldybė, įsivertinti, kokia yra situacija. Taip pat nusibrėžti tam tikras vidaus gaires, kaip jas bepavadintumėm, ar tai būtų politika, lygių galimybių politika, ar tai vadintumėm tiesiog saugios darbo aplinkos kūrimo politika. Tada toliau vykdyti labai svarbu yra stebėsena, užtikrinti, kad bus vykdoma prevencija. Ir nagrinėjimas. Nagrinėjimas tai gali būti individualių atvejų nagrinėjimas, gali būti tam tikrų išgirstų atvejų, kitų praneštų atvejų nagrinėjimas ir užtikrinimas, kad bus imtasi tam tikrų priemonių. Ir tas ratas turėtų suktis, kaip ir matome skaidrėje, kad nesibaigia priėmimo politikos. Dėl to labai džiugu irgi matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra tas nusiteikimas iš tikrųjų ne tik priimti politiką ir įsirašyti to, ko reikalauja darbo kodeksas arba lygių galimybių įstatymas, prisimti tam tikras politikos priemonės, bet iš tikrųjų jas toliau įgyvendinti. Ką apima rekomendacijos darbdaviams šiuo metu rengiamos, tai yra teisinės bazės apžvalga, kas yra priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, kas yra diskriminacija. Taip pat kontrolinis sąrašas darbdaviams pasitikrinti. Mes šitą galbūt
turime, o kažkurios dalies mums trūksta. Tai yra tuo pačiu vidaus politikos galimos apžvalgiamos esminės dalis ir mes taip pat parengėme tam tikrą pavyzdinę apklausą darbuotojams, kurią darbdaviai galėtų panaudoti, pritaikydami savo darbo vietoje, apžvelgdami arba analizuodami situaciją. Čia norėtųsi parodyti, kodėl yra svarbu visas kurti priemonės, nes mes matome apie didelį patiriamą nepageidaujamą elgesio skaičių žmonių. Visą laiką yra labai daug to matymo, kad yra, atrodo, tik tais dvi šalis. Mes paėmėm šitą pavyzdį iš patyčių prevencijos mokyklose, leidinio, tačiau labai svarbu suprasti visą laiką, kad kai yra seksualinis priekabiavimas arba kitoks nepageidaujamas elgesys darbo vietoje, jame dažniausiai dalyvauja ne tik du žmonės, kuriuos matom dabar skaidrėje, tai yra ne tik vadinamasis skriaudėjas ir kartais nemėgstu žodžio auka arba nukentėjęs asmuo nuo tam tikro elgesio. Visą laiką mes tada tikimės, kad nukentėjęs žmogus bus tas, kuris užbrėš aiškiai ribas ir 50 kartų pakartos, kol elgesys liausis. Vis dėlto labai svarbus vaidmuo tenka kitiems žmonėms. Mes matome, kad tam tikrame elgesyje, kai vyksta darbo susitikimai ir išgirstame, pavyzdžiui, pastabą, kaip sekasi mažutė, arba tam tikras kitas žeminančias pastabas, mes turime tam tikrus žmonės, kurie yra aktyvūs šalininkai, tai yra aktyviai dalyvauja ir pritarė tokiam elgesiui savo juoku, savo pritarimu ir juoku, aš turiu omeny kartais, kaip pasakojami kažkokie seksistiniai juokai arba anekdotai apie blondines darbo susitikimų metu arba numetimas kažkokios pastabos kolegai. Šalininkas, kuris pritarė patyčiams ir įsitraukia jas, pasyvus šalininkas gali būti tokio elgesio, tai žmogus, kuris palaiko patyčias, bet kaip ir nieko nekomentuoja, nieko nesako. Gali būti taip pat neutralus stebėtojas. Na ir norisi, kad žiūrint į šitą ratą, kurį matome skaidrėje, kad daugėtų iš tikrųjų tų žmonių, kurie yra, galima sakyti, gynėjai. Tai yra, kad būtų permetama atsakomybė ne tik žmogui, kuris kenčia nuo priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo, bet ir kitiems. Pavyzdžiui, pasakant pastabą, susitikimo metu, žinote, šitas elgesys yra nepriimtinas ir jis yra žemina ne tik tą žmogų, apie kurio atžvilgiu yra nukreiptas elgesys, bet kuria labai nemalonę atmosferą darbo vietoje. Norėtųsi, kad galimi gynėjai, kurie nemėgsta patyčių ir galvoja, kad reikėtų padėti, bet nieko nedaro, jaustųsi įgalinti ir galėtų pasakyti, jaustųsi drąsesni ar drąsesnės pasakyti tą pastabą. Na ir žinoma, kad jeigu žiūrintis kalbas, kad iš tos tokios šviesiai ružavos daugiau pasidarytų tokių link geltonos, gal netgi žalios. Ir dėl to, man atrodo, yra labai svarbu turėti tą saugios darbo aplinkos politiką ir taip pat ją įgyvendinti. Kad iš esmės tas elgesys, kuris daugybę metų buvo laikomas natūraliu, priimtinu arba tiesiog laikomas juoku, kad taptų nepriimtinu daugybei žmonių, o tuo pačiu sukurtų tą saugesnę darbo aplinką. Tai rekomendacijas mes ilgainiui patalpinsime Lietuvos žmogaus teisių centro ir lygių galimybių plėtros centro puslapyje ir žinoma, apie tai paskelbsime savo Facebook paskyrose. O labai tikimės, kad visos įmonės, taip pat įstaigos, kurios priklauso savivaldybei, kitos savivaldybės pasinaudos Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdžiu ir dirbam kartu, politiką įsidiegs savo darbo vietose. Tai ačiū labai už bendradarbiavimą, jaučiuosi įkvėpta šio darbo.